Dabar norėčiau parodyti atveją, kai vairuotojas kortelę įdeda į tachografą ir turi parodyti būtent tam tikrus atliktus darbus tam laikotarpiu, kai nebuvo kortelė įstatyta į tachografą. Dar kitaip vadinamas rankinis vairuotojo veiksmų įvedimas į tachografą. Tai dedame kortelę, duodame užsikrauti. Rodo, kaip ir minėjau, iš paskutinės kortelės išėmimo datą. Toliau tachografas klausia, ar įvesti rankinį vedimą. Paspaudžiu taip. Tada mes darysime šiuo atveju, kad prieš mūsų poilsį buvo 30 minučių nuvykimas į viešbutį. Tai gali būti ir vokeliai, gali būti ir plaktukai, mūsų taip vadinami. Tai mes šiuo atveju pastatysime plaktukus. Toliau paspaudžiame OK, patvirtiname, tada mes darome datą tą, kuri buvo prieš išėjimą, tai reiškia, mes įmam 4 dieną, patvirtinam, toliau mes įmame, kad būtų pusvalandis, tai reiškia, mūsų pusvalandis, patvirtiname 2 valandą ir padarysim mūsų pusvalandis, kad būtų lygiai 30 minučių. Tai tachografe arba spausdinėje bus matoma, kad vairuotojas 30 minučių prieš viešbutį atlikinėjo kitus darbus, važiavo į viešbutį panašiai. Toliau, nuo to laiko, nuo mūsų vadinamų kitų darbų arba plaktukų, vairuotojas ilsėjosi. Tai reiškia, mes turim patvirtinti, kad tai buvo lovytė, tas laikotarpis, patvirtinam. Toliau data, tai yra šiandienos 14, patvirtinam. Toliau 10 valanda, tai reiškia pusvalandis anksčiau, tai reiškia mes padarom 9:40. Į tą pusę 9:40. Patvirtinam ir gavosi, kad iki to laikotarpio mūsų vairuotojas ilsėjosi. Dabar prieš darbą jisai turi atlikti tam tikrus darbus ir rankinį vedimą, tai mes vėl padarysime 30 minučių plaktukus. Tai vėl plaktukai, data ta pati, laikas tas pats. OK, OK. Pradžios šalis, kaip visada padarysime Lietuva. Ir patvirtinam. ITS duomenys visada turi būti taip. VDO duomenys taip. VDO duomenys tai yra, kad leidžiame tachografui dalintis duomenimis per atstumą. Ir vairuotojas privalo laukti, kol bus kortelė nuskaityta pilnai.